Tai yra meatballs. Tokie kukuliai, kurie dedami paskui ant spagečių ir panašiai visokių makaronų. Ir kur norit ir galit nes vieną. Dabar čia yra ruošiama tam puode. Truputį apkepamas svogūnai, česnakai, prieskoniai. Dedat viską, ką mėgstat arba ką turit viešpatė čia. Ne kažkokia tai scientific, kaip tų išradimais. Jį mokat gaminat, o jeigu negaminat, tai vis tiek ieškokit. Dėkit, kas jums patinka. Viskas. Čia yra apkepo. Darau vieną mažus. Šiaip būna, jeigu itališkai darosi daug didesnis, bet aš taip nusprendžiu mažesnis. Tai apkepai čia yra tikra jautiena, 20%. Su prieskoniais. Truputį yra įvairių prieskonių. Pipiras, kalendra, ypatingai česnakas, svogūno granulių. Ir pagrindinis dalykas tai yra čia truputį panko džiūvėsių. Tai kad jie būtų drėgnesni, 20% yra neblogi. Aš tai pavyzdžiui 10 tai iš vis nemėgstu jautienos tikros, bet Master Choice tai yra labai geras variantas. Tai va, tai dabar ją visą šitą užpilam ant šito. Toks dalykas, sekundėlę. Man reikia rasti, ką čia veikiu. Ir kaip tai dabar darausiu pirštinį, nes tas puodas jau įkaita. Čia išjungiam. Čia atidedam. Tai va, čia dabar sudedame tą puodą. Ilgai nereiks pirštinti. Ką dar norite įdėkite. Na, aš dar įmesiu lauro lapą. Ką dar įmesiu? Žiūrėsiu, pagal skonius palaiko. O dabar pilsiu. Tai parodysiu, ką pilsiu. Va. Bet čia yra iš nėra iš Barbaros ar iš Maksimos, negarantuoju. Tai bandysim. Nes itališki tikrai galima atsisiųsti įvairių labai šaunių, labai skanus. Čia pabandysiu pirmą kartą juos. Tai va, žiūrit. Reiškia susmulkinti pomidorai. Nu, tai reikia man, kad biški pasikaitintų ir žiūrėsim skonius. Tai lauro lapus dar čia įmesiu, galbūt dar baziliką kokį įmesiu ir viskas. Nu, prisijungsim. Tai pagrindinis dalykas, aišku, visiems jau yra. Susitvarkyti su skoniais. Dabar šitas visas troškinasi. Aišku, jau kukuliai bus išvyrę, nebereikia jau čia daugiau ilgiau, bet dabar mums reikia viską sucementuoti. Tai ragaujam. Man per sūrų. Ne per sūrų, bet actually per rūgštų. Dedu cukraus. Truputį. Ką noriu parodyti, kad čia viską galite tvarkyti po to, jau prieš pat pabaigą. Tirštumas geras. Čia priklausomai kokius padažus nupirkot. Jeigu bus labai skysta, tai vis tiek aš turiu parodysi idėją, ką toliau darom. Tai dabar toliau ragauju. Truputį saldžiau. Jau neblogai. Prisimenat mano sodą? Nes kadangi nežinom, ką ten nupirkam ir žinokit, man pavyzdžiui, kai yra per daug tokių keistų rūgščių, man pradeda tiesiog berti. Tai dėsiu vėl neskalbimo miltelio, o valgomos sodos. Žiūrėkim. Va. Matot, kas darosi? Nu, po tos nuims rūgštis tas tokias. Ir skonis susitvarkės. Soda yra gerai, žinokit. Kepatgi viską darot su sodan. Siaubas. Nebeišprotėkit ir pamatysit visai skonis sušvelnės ir viskas. Kietas vanduo. Arba turit minkštą, tai tada viskas kitaip gaunasi. Bet čia reikėtų tą daryti. Nu ką, ragaujam toliau. Na va, jau geriau. Dar, jeigu norit, galite berti sūrio kokio norit. Truputį sutvarkymai kartu.
Galit dėti bet kokį. Pizzai, dar kažkam ten kažkokį tai tarkuotą. Bet parmežano yra pats geriausias. Va, kad neišskystėtų ir kad viskas, nors ten buvo labai neblogai tas viskas. Dabar toliau žiūrim. Skonį yra svarbiausia, na? Taigi ištroškinti visi čia viską. Galim sumesti puodą ir panašiai, žinokit. Žiūrim. Fantastika. Va. Tai ir viskas. Baigta. Išjungiam. Skanaus, su naujaisiais tautiečiai, gerų metų. Kurkit. Ir valgykit, aišku. Iki.